Kas yra klinikinis tyrimas? Ką darom klinikinio tyrimo metu? Jūs esate veterinarijos gydytojai, taip? Priimat savo pacientą ir klausinėjama, kas atsitiko. taip, pirmiausia susirenkam anamnezę. Klausim šeimininko viską, kas mums rūpi. Šėrimas, kaip gyvena, kur gyvena, kokia veislė, koksai amžius, taip, visos gyvenimo sąlygos. Sekantis dalykas, susirinkom anamnezę, viską žinom apie žirgą, prisiminėm, ką einam toliau. Apžiūrim. Vizualiai, taip, apžiūrim žirgo įmetimą. Kaip jisai atrodo, kokia jo spalva, ar niekur nematom tiesioginio kažkokio kraujavimo, ar niekur nematom žaizdos, galbūt kažkur pamatysim pynio vietą. Bendra vizualizacija, kaip atrodo mūsų gyvūnas. Taigi širdis. Kiek kartų per minutę susitraukia žirgo širdis? Ar galite žiūrėti? Žiūrėkit, teisingai. O kas parašyta? 30. Taip, kaip mes dabar įvertinsim tą žirgo širdies darbą? Ką mes naudosim? Ką naudojot praeitą kartą? Kaip vadinasi? Auksinė? Čia ne ausinė. Ar gydytojai naudoja šį? Jo. Ar anąkart mes jį naudojame? Taip. Taip, ką mes darėm? Klausėm, taip? Klausėm širdies garsus ir širdies garsus klausom su fonendoskopu. Kai aš negirdžiu, širdis neplaka gal, ne? Arklio širdis didelė, jinai tikrai plaka. Ką mes turim susikaupti ir turim įsiklausyti. Čia yra 3 metų žirgo širdies plakimo ritmas. Ar supratot patį širdies garsą? Taip, man labai nepatiko. Nepatiko pats garsas? Pats garsas? O kodėl? Baisus garsas. Aš tai norėsiu, kad galbūt nusileisim ir pabandysim vėl pasiklausyti. Žiūrėkit, kumelė rami, miega, aišku, sukūdus beprotiškai. Nu, paband, kur klausysim širdies darbą? Čia? Čia? Man sakė tėvai, kad Taip, o kurioj pusėj? Ar dešinėje, ar kairėje? Gerai, kas turit fonendoskopą? Aš įsiparė. Teisingai, mat. Čia galim pamatyti judesį, taip? Dabar tylos. Dabar žiūrėk, kaip mes turim pasitikslinti. Užsidedam ausites, darom. Girdi? Jeigu girdi, reiškia, jisai veikia. Ir ieškom. Žiūrėkit pas šitą kumelę, kaip aiškiai matosi, pasižiūrėkit čia. Kiekvienas širdies trinksnis, žiūrėkit kaip sujuda. Jaučiat? Jaučiat geriau jaučiat. Taip. Klausimą, ne? Turėjom praeitą pamoką ir turėjom šitą pamoką. Ar vizualiai, ką mes su mokytoja parodėm ir ką jūs išgirdot, ar jums padėjo išgirsti ir paklausyti realų širdies garsą ir ar šiandien buvo lengviau? Lengviau? O kuo buvo lengviau, lyginant su praeitų kartu ir šiandien? Ar galite atsakyti savo tą klausimą? Garsą išgirsti. Žinom, kaip skamba.